Čia pats naujausias Segway vejos robotas, 25 metų naujiena, X serijos X330 modelis, skirtas iki 30 aro vejoms. Pažiūrėkime, kas yra pakuotėje ir kas sudaro komplektaciją. Visų pirma, šitą pakuotę sveria 35 kg. Lendam į vidų, pažiūrėsim, kas viduje. Viršuje matome, kas yra komplektacijoje, matom visas dalis, kiek vienetų, viskas aiškiai surašyta ir rašo, kad pirma ir antra dalis yra ne šioje dėžėje, o antroji dalis štai yra GPS antena, o pirmoji yra dekos priekinė dalis, į kurią robotas važiuoja pasikrauti. Čia mes matom QR kodą, galim parsisiųsti programėlę į telefoną. Kas yra viduje, žiūrim toliau. Robotas užklotas šiltai. Čia mes matome GPS anteną, čia mes matome dekos priekinę dalį ir išsipakuojam viską toliau. Prie šio roboto komplektacijų yra viena GPS antena. Štai tokio dydžio antena. Jinai jungiasi prie stotelės. Turime laido. Turėsime jam ir stovai, kuris mėgėsi žemė, tačiau visą laiką yra geriausia kabinti kažkur aukštai ir ne prie namo sienos dėti. Negalima dėti prie sienos, nes siena užstoja dalį dangaus. Taip kad montuojant tokias antenas, atsižvelkite į sklypo situaciją ir montuokite anteną ten, kur yra atviras dangus. Tai yra labai labai svarbu. Na, o dabar didžioji dėžė. Turime trumpą instrukciją visom kalbom, tame tarpe lietuvišką, bet pilną instrukciją rasite pas mūsų puslapyje, PDF failė, o jeigu nematote, parašysite mums laišką ir mes atsiųsime. Čia turime štai tokio dydžio pakrovėją. Jungtis sandari gali būti lauke, nu tai čia be abejo patys suprantat, kad turi būti kažkaip apsaugota ir čia nelyt. Sekanti dėžutė. Tai kiek visko. Tai peiliukų komplektas 1, peiliukų komplektas 2. Yra smeigės, skirtos prismeigti GPS laidą iki dekos, nes jis eina tiek dažniausiai palei žemę, tai jeigu to reikės, čia detalės. Mūsų antena skirta prie šios GPS antenos. Šitoje vietoje mes matome jungtį ir šitą anteną sukame štai čia. Toliau dar koliukai. Prisukti varžtai į žemę mūsų pačios dekos. Čia yra prie mūsų antenos šitos dalis. Tai tariant, eina GPS antena, sukasi šitą anteną, dedasi ši dalis, laidas įsikabins į šitos kabliukus ir tokiu būdu surinksime mes anteną pilnai naudojimu. O čia yra smeigės į žemę. Nežinau, čia yra labai kardyt. Čia tiesiog yra kaip šakutė, kuris skirta įsmeigti į žemę. Bet mes vis tiek rekomenduojame anteną dėti aukštai arba toliau nuo namo, kad mes matytume visą dangaus skliautą ir mums neužstotų kažkur arti medžiai. Sekanti mažoji dėžutė yra štai čia. Mes turime 2 vamzdelius. Jie skirti šiom šakėm ir antenai. Bet kaip minėjau, vis tiek yra geriausia antena dėti atviroje vietoje, o ne kažkur šalia namo ant šitų sprendimų. Turime 10 metrų laido, tai yra GPS antenai ir tarp stotelės. Jeigu trumpojo laido šio mums neužtenka, turim prailginimą. Pirkti papildomai nereikia. Na ką, liko deka. Jeigu mes turėsime nuimti šią dalį nuo dekos, čia yra mygtukas, paspaudus jį atpalaiduoja uždraktą. Štai taip atrodo mūsų deka su taikiniu. Na ir atėjo laikas robotui. Su viena ranka šio tikrai neiškelsiu, sveria virš 20 kg. Štai ir mūsų gražuolis. Naujausias Segway X robotukas. Kas labai labai aktualu robotui, tai yra viena kamera, antra kamera ir trečioji kamera iš šono. Apie tai pakalbėsime šiek tiek vėliau, kol kas noriu tiesiog parodyti, kas yra komplektacijai. Taigi, rezume, turime
robotą su ekranu. Toks novatoriškai nedidelės raiškos, gražiai šviečiantis. Priekį jisai turi didelį savo prožektorių, kad matytų, kur važiuoti. Šiek tiek užmeskim akį po apačią, bet apie viską mes vėliau. Taip, kad jeigu jums buvo įdomu apie tai ir bus įdomu apie jo techninės galimybės, kaip jis dirba realybėje, sekite mūsų kanalą, stebėkite mūsų socialinius tinklus ir apie viską papasakosime mes su laiku. Ačiū, kad buvot kartu.